Gal pradėsiu taip, noriu pasveikinti savo komandą su pergalė, atiduota begalė jėgų, tai džiaugiuosi jais, kad jie tiki, ką darom, tiki vienas kitu ir bet kokiais sunkiais momentais viens kitą palaikom ir šitas rungtynės dar kartą įrodė, kad mes tampam labai stiprus kolektyvas, stipri komanda, vien charakteriu. Tai aš to labai didžiuojuosi ir sveikinu savo vyrus. Jeigu žiūrint apie žaidimą, tai šiandien mums rungtynės, sakyčiau, buvo iš mūsų pusės, iš kokybės, tai buvo tikrai sunkios. Sunkios tiek žaidybinė prasme, tiek rezultatų, teko vytis varžovą, bet eilinės rungtynės, kur pademonstruojam charakterį, norą atsidavimą ir galiausiai turim 3 taškus, kas yra ir svarbiausia mums šitam etape. Tai tuo ir džiaugiuosi. Daugiau apie rungtynės daug įsiplėsti nenoriu, tiesiog viduje mes pasidarysim analizę, kas mums reikalinga, bet šiaip dar kartelį noriu pasveikinti savo komandą, sirgalius, kurie buvo atėję palaikyti ir judam į priekį. Tai tiek.